Sveiki, sveiki! Štai aš ir vėl čia. Ir šiandien jums papasakosiu apie tai, kas man labiausiai patiko balandžio mėnesį. Kokie produktai, kokios galbūt paskaitos, kokie video reportažai. Viską, kas man patiko ir kas įstrigo ir ką mielai norėčiau rekomenduoti jums. Taigi, pirmas dalykas, mano atradimas yra eteriniai aliejukai. Jėzau, kaip aš mėgstu kvapelius visur, kaip man patinka eiti ir prisiminti, kad tas kvepia taip, arba kur nors gatve eiti, ar kažkur tarp namų, kokiam senamiestį ir užuosti, kaip kvepia spurgytės kokios ir prisiminti, kaip mano močiutė jas kepdavo. Oi, ir taip man smagu, kai mano namuose yra kvapų, man taip jie patinka. Ir kodėl aš būtent apie tuos kvapus? Jų tikrai netradau tik šiandien, bet būtent tuos kokybiškus atradau visai neseniai. Tikrai prieš tai irgi labai mėgdavau smilkinti, garinti kvepaliukus, aliejukus, bet vienas dalykas, nežinojau, kaip teisingai tai daryti, o kitas dalykas, pirkdavau sintetinius ir nekokybiškus eterinius aliejus ir galbūt net pati to nežinojau. Todėl labai džiaugiuosi, kad atradau tokį puslapį, yra Facebook'e Sąmoningos mamos ir ten visa informacija yra ir tiek daug informacijos apie tuos kvepaliukus ir kuo jie yra naudingi. Jie ne tik kad kvepia, bet jie labai ir gydo ir padeda. Ir nuo tos sintetikos taip gali pailsinti savo galvą. Tai aš labai džiaugiuosi atradusi. Ir negana to, kad aš atradau tą puslapį, bet ir Sąmoningos mamos įkūrėja Giedrė buvo surengusi seminarą čia Utenoje pas mus ir žinokit, buvau apsilankiusi, tai aš taip džiaugiuosi, nes aš tiek daug sužinojau naudingos informacijos ir dabar galiu ją pritaikyti praktikoje. Ir žinoma, to pačiu ir jums galiu rekomenduoti, nes tikrai pati išbandžiau ir tikrai žinau, kad tai yra veiksminga. Ir ta sintetika, jinai tikrai jos nėra. Ekologiški produktai, nuo kurių jautiesi gerai. Tik žinoma, reikia irgi naudotis su saiku, ypatingai jeigu jūs pradedate visai neseniai tuos kvapus bandyti po truputį ir taip pat pripratinsite savo uoslę ir jūs irgi jau tada atpažinsit, kur yra geras produktas, kur ne. Aš jau nusipirkau tikrai ne vieną eterinį aliejų, bet vėlgi labai daug negalim mes prisipirkti, nes atsiminkim, kad eterinis aliejus lygiai taip pat turi galiojimo laiką. Todėl mes, ar per metus, jeigu nusipirksim, sakykime, 5 buteliukus, 5 kvapus, ar mes išnaudosim, tikrai nelabai. Nors vėlgi yra tokių aliejukų, kurie yra labai labai gydantis ir yra būtini mūsų vaistinėliai. Tai gal juos ir taip. Bet aš nusipirkau paprastus kvapus, citrinžolė, kuri labai kvepia ir man tai primena vaikystę. Tai žinokit, visada, kai susitvarkau, aš savo namus išplaunu tuo kvapu, išgarinu. Ir kaip smagu, kaip kvepia, kaip mano vyras grįžta namo, sako, wow, pas jūs kaip tvarkinga ir dar kaip kvepia švara. Tai aš taip, žinokit, džiaugiuosi, taip smagu. Tai, o dar kitas dalykas, dėl ko man labai patinka tie jau labai geri aliejukai, kad jais galima ir praustis. Taip, nusiperki bekvapio dušo žėlę ar šampūną ir tu gali įsilašinti kelis lašiukus ir maudytis ir kvepėti kiekvieną vakarą vis kitaip. Ir vėlgi, aš tikrai taip darau, nes tie visi sintetiniai kvapai, tos dušo žėlės tikrai man labai erzina ir paskutiniu metu visai jų neapkęsdavau ir net atrodo man negera būna, jeigu vyras, sakykime, praeina nusimaudęs ir taip atrodo, tas kvapas net lenda per daug į galvą, erzindavo. O dabar tais aliejukais įsimaudom ir kiekvieną vakarą skirtingai ir netgi tas kvapas kiekvienas skirtingai reiškia, jis leidžia atsiskleisti. Oi, labai smagus dalykas, todėl labai ir jums rekomenduoju. Tai va, kitas dalykas, ką aš norėčiau dar jums taip pat rekomenduoti, tai fotografą. Fotografas, kuris fotografuoja gamtą. Iš tikrųjų, aš jį atradau būtent vėlgi Facebook'e. Tai yra Marius Čepulis ir noriu apie jį pakalbėti, kad žiūrint į jo nuotraukas tiesiog, wow, kaip gražu. Aš negaliu patikėti, kad tai yra Lietuva, kad galima tokių kadrų surasti.
Ir tarp kitko vėlgi jisai buvo Utenoje apsilankęs ir surengė savo parodą ir seminarą ir buvo labai labai įdomu, nes išgirdau tokių įdomių nuotykių ir iš tikrųjų mes jau matom tą galutinę vaizdą, tą nuotrauką gražią padarytą, bet patikėkit manim, kiek jis žmogus stengiasi, kiek jis daro, kiek jis išbūna tam tikrose pozose. Tiesiog, wow, kai pasiklausai, atrodo, tas nuotraukas dar labiau tu myli ir vertini. Ir vat nusipirkau jo knygą Metai. Ir čia kiekvienam mėnesiui skirtas bus aprašymas ir nuotraukos apie tam tikrus paukščiukus, gyvūnėlius, tai labai labai smagu bus pasiklausyti. Ir dar gavau netgi autografą. Tai vat labai labai irgi esu dėl to laiminga, nes tikrai tai yra toks nuostabus žmogus, toks pozityvus, o kokia energija iš jo trykšta. Tai wow, o nuotraukos tai irgi labai 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 patinka. Ką dar aš jums galiu papasakoti, kas dar man labai labai patiko. Taigi, tai yra ne ką nusipirkau, bet ką pasidariau. Mano draugė Aistė, taip pat dėkingumo žurnalo ambasadorė Šiauliuose, pradėjo nerti iš krepšelius. Neria ir vis įkelia. Ir taip galvoju, Jėzau, kaip gražu, kaip aš norėčiau. Ir taip galvoju, bet tai ir aš labai mėgdavau nerti. Kodėl aš negaliu pabandyti? Ir uolė, aš pabandžiau. Esu nusinėrusi jau ne vieną krepšelį ir padovanojasi. Ir žinokit, tai toks atradimas, tai toks dalykas. Visų pirma, bent aš prisiminiau, kaip reikia tai dirbti, kaip galima atsipalaiduoti ir tu turi užsiėmimą. Pavyzdžiui, vakare, kai jau vaikas miega ir kai nežinai, ką daryti, ne tai, kad nežinai, bet taip abejoji, ką daryti, paimi, atsisėdi ir nuneri. Per vieną vakarą, patikėkit manim, tas vienas krepšelis ir yra taip greitai ir lengvai nerisi. Aš net turiu pavyzdį, gal ne toks gražus kaip mano draugės Aistės, bet žinokit, koks fainas. Ir kiek galima daiktų susidėti ir tu netgi pats prisidedi, gali nerdamas pagalvoti apie gražius dalykus ir taip iš to daikto tu jausi tokią nuostabią energiją. Taip pat labai labai mėgstu dėžutės, tai man šis variantas yra labai labai nuostabus. Tada dar norėčiau pakalbėti apie tokius dalykus, kaip apie mano vaiko pasaulį ir apie tai, ką aš išbandžiau ir kas mums labai labai patiko. Tai drugelis. Piešinys ant drobės ir pėdučių antspaudės. Taigi mes jį vakar gavom ir vakar pasidarėm ir labai labai džiaugiuosi, pasirodau ir jums. Taip, čia mažas drugelis, mažų pėdučių, bet mes pasikabinsim jį ant sienos ir labai labai džiaugsimės. Tai vėlgi atradimas yra Facebook. Turbūt paminėsiu, tai garbanota, taip ir vadinasi, ir ten yra drugeliai, pėdučių, bet tikrai labai labai smagu ir toks atsiminimas smagus, tikrai pats tu taip nesugalvotum, o čia tau atsiunčia gražiai, dar ir dažų įdeda, tik tiesiog pasidaryk. Bet būkit atsargus, vakar darėmės, tai paskui visi namai buvo pėdutėm pilni. Oi, tai taip linksmai buvo. Tada dar ką aš dar jums galiu papasakoti. Vakar visai netikėtai grįžau prie savojo pirmo žurnalo, būtent dėkingumo žurnalo. Tai mano vaikas netikėtai jį atnešė. Štai čia mano pirmasis žurnalas, tas pats pirmas variantas, kai pradėjau pildyti. Bet vis dar džiaugiuosi, kad aš šitą tiesiog aš pildau. Ir kodėl aš apie jį kalbu? Todėl, kad šitas įrankis, patikėkit, kaip mane užaugino. Aš atsiverčiu vakar pirmus puslapius, ką aš rašiau. Dėkot man visada buvo lengva, nes jau dėkoju tikrai ne pirmus metus ir prieš dėkingumo žurnalą žinojau, kas yra dėkojimas ir tikrai užsirašydavau, bet man buvo labai keista ir nauja rašyti, koks aš esu.
ir būtent į ateitį galvoti, kokia aš esu. Tai buvo man nauja ir žinokit, vakar atsiverčiu tą pirmą puslapį ir matau, kad parašytas vienas žodis tik tai, kitą dieną vienas žodis, tada trečią dieną 2 žodžiai ir taip po truputį, o paskui gale pačiam jau žiūriu, kad man net nebeužteko tuščios vietos, kur užrašyti, kokia aš esu. Tai taip juokas suėmė ir taip smagu buvo prisiminti ir taip, žinokit, perskaičiau, nors praėjo tik kiek beveik pusę metų ir atrodo, kaip, wow, kaip aš užaugau, kaip stebuklingai viską matau. Ir dabar irgi užsirašau, aš net negalvodama, aš labai daug ką jau turiu užrašyti, bet turbūt tuos pirmus kartus, kai rašiau, taip galvojau, oha, ką čia užrašyti, kokia aš esu, kokia aš esu. Na, parašiau ir tai buvo keista man galvoti, kokia aš galiu būti ateityje. Ir aš rašiau ir aš galiu dabar pasidžiaugti, kad aš ir tapau tokia. Todėl aš čia su jumis kalbu. Tai va, tokie yra mano atradimai balandžio mėnesio. Labai tikiuosi, kad jums patiko šis video ir turite kuo pasidalinti savo atradimais. Labai būtų smagu išgirsti ir jūsų rekomendacijas. Beje, dar turiu vieną atradimą, kuris man labai patiko, bet aš jo dar negaliu rodyti, nes tai bus dovana ir prižadu gegužės mėnesio mėgstamiausiuose, aš būtinai jį rekomenduosiu ir jums ir parodysiu, jeigu pavyks. Tai tiek mano tos dienelės ir tiek tų mano atradimų. Pamiršau pasakyti dar vieną labai svarbų dalyką. Dar mano pagrindinis irgi yra atradimas, tai zumba. Zumbos užsiėmimai, zumbo šokiai. Tai žinokit, taip nuostabu. Niekada negalvojau, kad aš galiu būti šokėja ir niekada negalvojau, kad aš būsiu sportininkė. Bet sujungus ir tą, aš esu zumboje. Ir labai džiaugiuosi, nes wow, kaip man ten patinka. Nors dar judu labai nerangiai ir nevikriai, negreitai, bet aš tikiuosi ir aš jau matau, kad zumba man padės išmokti būti reiklesnį savo, greitesnį ir netgi galbūt dar labiau energingesnį. Ir žinokit, kaip man patinka ta muzika, kokie nauji atradimai, Lotynų Amerika. Wow, dabar kiekvieną dieną aš pasileidžiu per YouTube ir žiūriu įvairiausius šokius, kartais net ir dar namuose pašoku, man labai smagu. Džiaugiuosi, kad ir mano vaikui patinka, nes žiūriu, kad jau ir jis mėgsta pašokti. Tai va, o šiandien jau netrukus ruošiuosi į zumbos užsiėmimą. Ir labai dėl to džiaugiuosi, nes nuėjus į zumbą aš taip atsipalaiduoju nuo visko, visiškai tą visą valandą aš nieko nei girdžiu, nei matau, nei noriu žinot, man taip gera, aš tiek, atsiprašau šitą žodį, bet aš taip pasitusinu, kad wow, atrodo tai buvo paauglystė ir išeini tokia pilna energijos. Žinokit, pliusas toks yra, kad jau kai išsidūksti visą tatinę, net nenori valgyti, nes tu jautiesi pilna energijos. Tik aišku, labai reikia daug gerti vandens, nes žinome, kad vanduo yra labai gerai. Tai tiek, dabar tikrai, man atrodo, viską pasakiau. Lauksiu jūsų rekomendacijų ir jūsų išbandymų. O jeigu kažkokiu norėsit mano rekomendacijų apie zumbą ar apie kažką muzikos, tai būtinai parašykit man, aš mielai pasidalinsiu. O dabar linkiu jums gero laiko, gero ilgojo savaitgalio gražaus ir iki. Mua.